Sveiki prisijungę prie pirmojo epizodo, kur bandysime senus retro žaidimus ir šiandien mes žaisime Medal of Honor Frontline. Nežinantiem, kas tai per seriją žaidimų, tai yra prieš Call of Duty buvo Medal of Honor, labai panašaus tipo žaidimas. Tiesą sakant, dalis kūrėjų, kurie išėjo iš Medal of Honor komandos ir sukūrė Call of Duty, bet visgi manau, kad Medal of Honor kelia didesnius sentimentus, ypač pirmoji antroji dalis, kurią žaidžiau ant PlayStation 1. Čia yra žaidimas ant PlayStation 2, labai gerai vertinamas dėl savo muzikos. Bus įdomu išbandyti, koks jausmas yra šiandieną žaidžiant jį. Na ir mes žaisime ant legendinės PlayStation 2 konsolės, tai geriausia visų laikų konsolė, daugiausia vienetų parduota, daugiausia žaidimų. Jeigu jūs pasakysite kitaip, tai viskas gali būti panaudota prieš jūs teisme, nes tai bus neteisybė, tai tikrai yra pati geriausia konsolė. Na ir pažiūrėsime, kaip jisai atrodo šiandieną. Naujomis, šviežiomis akimis, kai matėm tiek daug modernių šaudyklių. Tie logotipai, tie šriftai kelia sentimentus. Čia buvo laikai, kai EA Games kažkada kūrė gerus žaidimus. O jau gal net per garsiai, jau savęs nebegirdžiu. Taip, kas labai įsimena iš tos serijos, iš karto visi ten tie realūs video, kurie man ten kaip vaikui buvo labai įdomu, sudominosi istorija, domėtis antrojo pasaulinio karu. Tai žaidimas turi tokią pridėtinę vertę, sakyčiau. Bet šiandien mes dabar gal išjunkim. Žaidimas jau yra pereitas, aš nemeluosiu, prieš darant šitą video iš tikrųjų perėjau šitą žaidimą. Šiaip aš visų naujų žaidimų nespėjau peržaisti, tai labai retas atvejis, kai retro žaidimus žaidžiu pilnai. Dažniausiai jos tik tais išbandau, bet čia buvo tokia išimtis, kad žaidimas taip mane užkabino, kad aš jį pabaigiau iki galo. Žaidimas labai dinamiškas, greitas, įdomios misijos, nuostabi muzika. Išsilaipinimas Normandijoje, čia tikriausiai D-Day. Jeigu prisimenat Call of Duty tokią misiją, ten kur buvo Stalingrado mūšis, tai čia kažkas panašaus, matyt, bus tas chaosas. Bet šitas dalykas buvo anksčiau. Atplaukė kažkokie tai stačiakampiai, baržos. Šiaip neblogai atrodo. Gal jaunesnės kartos žmonės mane gal išjuoks, bet man tai atrodo visai neblogai. Spielbergiška žaidimo pradžia. Tiesą sakant, pirmas dalis ir buvo prodiusuotas ir režisuotas Spielbergo. Štai jau pirmoji dalis, prie kurios Spielbergas neprisidėjo. Bet matom tokia gelbstinti eilinį Ryaną vaibas. Nors šiaip mano nuomonė, tai tas eilinis Ryanas uosto muškėtos vamzdį. Atsidarė. Oh my god. Šiaip žaidimas gana gerai atrodo CRT televizoriaus to kineskopinio. Ir garsai, iš tikrųjų atrodo, kad čia tos tubas išsproks iš to televizoriaus. Wow, gražus ginklas. Labai keistas valdymas. Kitoksai nei modernių šaudyklių. Analogai tai valdo, aišku, žmogeliukai, jisai toksai choppy, kampuotas. Šauna R1. Taip, R1 šauna. O L2 tupia. Trikampis šoka. O ginklus keičia kvadratas ir nuliukas. Šiaip, kas man moderniuose žaidimuose nepatinka, tai tas ginklų pasirinkimo ratas, kuris šoka, tai toks suki kaip lapas už vairo ten tą ratą, niekaip neišsirinkti tą ginklą, tai čia kvadratas, nuliukas, visai nebloga idėja. Na, neramu. Va, tuos užduotį. Taip, kapitonė. Čia taip garsiai šaudo, net nesupratau, ką tu pasakei, bet prisimenu, kad čia reikia surasti, išgelbėti 4 narius.
pridengt. Pridengi tave. O kas iš to? Pašaudyt. Taip. Vieną pridengiau. Aišku, gal čia žaidimas nepasižymi ten kokio Half-Life 2 inovatyvumo, bet tikriausiai vienas geriausių bajavykų, kokį tik tais gali rasti. Gerai. Šiaip labai įspūdinga pirmoji misija. Ta prasme, jeigu aš būčiau turėjęs vaikystėj PS2 ir šitą žaidimą, ko aš neturėjau, arba būčiau pridėjęs į ten, nes šiek tiek reikiant. No shit. Į ką man daryti? Ai, čia reikia pašaudyti, išbėgti. Čia taikytis net kaip ir nereikia, nes viskas čia kratosi, purtosi, garsas didelis. Nu, bėg. Opa, sprogs. Lekiam. Oh yeah. Čia rimtas karas vyksta. Šiaip taikyti sunku, pripažįstu. Kartais yra lengviau atbėgti pas kareivį ir trenkti iš buožės. Tai aš dariau labai dažnai šitam žaidime. Man patinka, kaip to naco šalmas nudėkė, kaip pataikai. Nesigavo. Galima čia kulkos vaizdą. Šiaip nesu žaidęs Allied Assault 3 dalies ant PC. Sunku lygint, bet palyginant su antra Medal of Honor dalim, tai čia didelis step-upas. Šiaip iš karto galiu pasakyti, va, ką aš sakiau, taip kartais yra paprašiau. Jos čia. Ojei. Frame rate'as čia keičiasi šiek tiek. Nežinau, koks jisai iš tikrųjų tiem laikam turėtų būti. Bet netrukdo. Nu va, pirmoji misija. Labai jau greit pasibaigė. Galim dar šiek tiek pažaisti. Čia toliau iš tikrųjų tęsiasi misija, tai tik tai sudalinta į dalis, kas yra labai fainai. Po kokį pusvalandį tai prisėdi, pažaidži ir nueini. Kartais ne iš pirmo karto. Jeigu žūsti, pradedi lygį iš naujo. Checkpointų nėra. Šiaip, kaip ir minėjau, žaidimą esu jau perėjęs. Ir buvo wow. Iš tikrųjų, tai, kas yra tam recenzijose, ten 8 iš 10, 9 iš 10, tai yra visiška tiesa. Šiaip pagal jausmą aš gal net ir 10 iš 10 duočiau. Pagal tiek, kiek jisai teikia malonumo, ten aišku, apie techniškai lyginant ten su kitais to laikmečio žaidimais galbūt čia jau sudėtingiau. Aš jau to padaryti negalėčiau, reikėtų kažkokio eksperto, bet feels fucking good. Pažiūrėkit. Klausime kaip Rembo. Ir realiai visas žaidimas yra toksai aktyvus. Yra keletas misijų ten, kur reikia šiek tiek ramiau pavaikščioti, bet gal dėl to ir vadinasi Frontlines. Prigau prie tų mėgelio.
Taip. Čia žinau, kad reikia užlipti kažkur į tą viršų ir iškaršti visiems kailius. Nu, nacių nieks nemėgsta. Sorry. Better luck next time. O tai. Tokia cinematic principai. Iš tikrųjų, labai žaidimas jaučiasi, lyg būtų filmas. Geras karinis filmas. Aišku, kai jisai pasibaigė, siužetas gana juokingai pasibaigė. Neišduosiu, gal jūs žaisit. Tikrai verta. Sakykime, jeigu PlayStation 1 jau šiek tiek jaučiasi, kad paseno, tai Nintendo 64, PlayStation 1, kai žaidži, jaučiasi toksai atotrukis. PlayStation 2 ero žaidimai, man atrodo, tokie pirmas žingsnis tą tokį modernų sklandų gameplayų. Nepaisant, kad valdymas čia dar galėtų būti geriau atidirbtas. Bet kaip pripranti, tai koks gepardinis. Čia dabar negirdim jokios muzikos, bet šiaip meniu muzika, ar tam tikrose misijose muzika tokia dramatiška, simfoninė, labai stiprus garso takelis. Viskas dreba, šaudo, sprogsta, lenda čia jie, pasisėdėjo. Pėtka ir čia paimas. Ką čia žiūri? Taip, ten. Nu, čia galėtų labiau reaguoti tiek kariai. Pagal šių dienų standartus tai jau nepaeitų toks bairis. Bet kartais duoda ir atsipalaiduoti. Vau, dirižabliai. Okay. Right, čia savas. This mission was tough, but you've proven yourself to be exceptional. You're moving out from Deerville. We're replacing you on a special mission. Good luck, Tanner. Okay. Mission accomplished. Čia jau suprantu, pirmą visą misiją baigta. Pirmą kartą buvo sunkiau žaisti, dabar tai jau, kai įsikirtau, tai biškai paprasčiau. Bet tiesiog žaidimas teikia malonumą. Tikrai nežaidžiu šitų retro žaidimų pilnumoj, bet šitą tikrai perėjau su malonumu. Kažkas tokio. Toliau sekė dalis Rising Sun, Medal of Honor Rising Sun. Ten Pearl Harbor'e vyksta, bet jau biškai jau, man atrodo, jis įprastesnis, tas žaidimas netiek išbaigtas. Tai dar čia toks paskutinis Medal of Honor pasispardymas. Po to, kaip minėjau, atsirado Call of Duty ir visi mes pamiršom šitą franšizę. O galėtų atgimti? Na, gal šiandien tiek. Pasakykit, ką jūs manote apie šitą žaidimą. Na, mes šiandien kritikai didelį 10 iš 10 aš duodu dėl jausmo. Techniškai gal šiek tiek mažiau, 8,5 ar 9. Bet dedu prie širdies.